Aš žinai jau seniai įtariu, kad melas yra šita mūsų sodininkystė, žinai, tie sodai, tie obuoliai, tos trešnės, parduotuviai, parduotuviai nebūna normalių trešnių, nes normalios trešnės nuo medžio, natūralios trešnės, jos supūna per kelias dienas. Ar jūs suprantat, kad visi tie jūsų vaisiai ir daržovės, kurie auga ant medžių, supūna per kelias dienas? Per kelias dienas supūna. Nesąmonė. Ką? Jūs galvojat, obuolius veža iš sodų? Galvojat, kad obuolius veža iš sodų? Kad žmonės augina ir pardavinėja? Kad žmonės kūrė žemės ūkį? Jūs ką, rimtai galvojat, kad tai veikia? Nė velnio. Jūs ką galvojat, kad va dabar čia ūkininkas pasodino medis auga 100 metų, duoda vaisių. O kas bus, blėt, jeigu visus medžius iškirs? Vis tiek parduotuvėse bus maisto, daržovių, vaisių. Kas bus, jeigu tuos medžius iškirs? Niek palačiai rašinė. Jo. Kas bus, jeigu tuos medžius iškirs? Kaime obelis supūvo. Supūvo visa obelis. Išlūžo visa obelis. Medžiams augti reikia 100 metų. Tai jūs ką galvojat, per 100 metų žmonės paskaičiavo. Aha, bus Maksima, bus Akropolis, dabar tiek ir tiek sodinam ir tiek skinam. Medžiai auga 100 metų, jeigu ne 1000. Yra medžių, kurie augo 1000 metų. 1000 metų auga medžiai. Nesąmonė, tai va. Tai dabar, žinai, nusipirkau obuolių. Blet, kaip čia. Nusipirkau obuolių, pažiūrėkit. Ar gali toks obuolys užaugti birželio mėnesį, kada obuoliai skinami? Ką? Kada obuoliai yra skinami? Jie yra skinami rudenį. O blėt, čia šviežias obuolys. Lenkija. Lenkijoje tas pats klimatas kaip Lietuvoje. Lenkijoje tas pats klimatas, supranti? Lenkijoje yra tas pats klimatas. Ką jūs čia klėdit, kad čia, blėt, mauginam ant žemės? Blėt, rudenį obuolių derlius. Rudenį. Dabar yra birželio mėnuo, birželio 1 pusė. Iš kur obuoliai parduotuvėse, supranti? Iš kur parduotuvėse obuoliai? Pažiūrėkit, kokio dydžio obuolys. Jūs ką galvojat, Lenkijoje ten, blėt, iki dangaus medžiai, vijokliai visokie, žinai, lajos ten visokios, žinai, lianos, ne lianos, tipo lajos ten, žinai, visokios. Blėt, ten Lenkijoje, oi, kaip obuoliai auga. Ten tas pats kaip Lietuvoje. Jūs nebūkit tokie. Ar jūs matėte trešnės prekybos centruose? Ar jūs matėt, kokios ten trešnės prekybos centruose? Jos nepūna, jos stovi mėnesius. Nuvažiuokit į Drąseikių sodą, kur mano tėvai nusipirko iš senelių ir dėdės. Ir pažiūrėkit, kiek laiko stovės vyšnios. Aš pas mamą nuėjau gliaudyti šitų kauliukų iš vyšnių. Ir po 3 dienų visos trešnės supūvo. Ar jūs durni? Kad tikėtumėt, kad sode žmogus augina savo. Jis augina savo. 3-4 dienos nuskintos trešnės, jos supūna, supranti? Jos supūna. Jūs ką galvojat, blėt, kad čia dievulis davė, dabar viskas auga? Blėt, jūs matėte trešnės, kokios prie prekybos centrų ir pačiuose prekybos centruose pardavinėjamos. Tikiuosi, nenulūš mano šitas laikiklis. Ar jūs matėt, kokios ten trešnės pardavinėjamos tuose centruose, prekybos, parduotuvėse? Jos nepūna mėnesį laiko. Tai kaip aiškint? Matėt, koks čia obuolys? Pomidorai irgi stovi, nuskiniai pomidorai iš šiltnamio po 3 dienų, kaip ir trešnė supūvo. O pomidorai stovi mėnesius. Pažiūrėkit, koks obuolys. Norit pasakyti, ant medžio užaugo?
Tai va, aš noriu pasakyti, kad žinot, kada žolė auga? Fotosintezės specialistai, blėt. Akademikai fotosintezės specialistai, blėt. Kada žolė užauga? Kada užauga piktžolės? Nepastebėjot, kad per naktį? Piktžolės užauga per naktį. O kas, jeigu po žeme yra amžina naktis, tai per dieną ten obuoliai užauga trigubai greičiau, ne, 1000 kartų greičiau nei ant medžių. Kaip jūs galit paaiškinti, kad pavasarį obuolių derlius parduotuvėse toks kaip 1000 sodų? Suprantate, kaip 1000 sodų. Viena parduotuvė turi tokį derlių. Kur jūs matėte tokius sodus? Iš viso, kas liečia sodus, tai ten viskas yra laikina ir dygsta, derlius nuimamas tik labai ribotą laiką. Soduose derlius nuimamas tik labai ribotą laiką. O parduotuvėse maisto ir daržovių ir vaisių yra visus metus. Soduose derlius nuimamas tik labai ribotą laiką. Labai ribotą laiką. O parduotuvėse daug šitų obuolių, morkų, smidrų. Supranti? Tai ką aš galiu paaiškinti? Aš galiu tuo paaiškinti taip, kad ten, kur tamsa, ten auga mūsų augalai. Tamsoj. Nes viskas paauga per naktį. Žmogus paauga per naktį. Supranti? Tai aš noriu pasakyti, kad tamsoj viskas auga po žeme. Viskas turėtų augti po žeme. Po žeme viskas auga 1000 kartų greičiau nei ant žemės paviršiaus. Ir tai yra paslaptis to, kad miestui nereikalingi ūkininkai. Miestas pats augina viską po žeme. Miestui ūkininkai nereikalingi. Miestui nereikalingi ūkininkai. Miestas yra toks dalykas, kai viskas auga vietoje ir nėra benzino ir kelionės išlaidų, nėra jokių logistikos išlaidų vežant. Viskas auga po miestais. Miestai ir yra pramonės centras. Miestai yra pramonės centras. Miestai yra žemės ūkio centras. Mums ūkininkai nereikalingi, nes tai, kas liečia grūdus, vėlgi, grūdai tai yra dievulio eksperimentas, pažiūrėti, ar žmonės valgys. Bet kas liečia miltus, kas liečia bulgurą, kas liečia kruopas, visa tai yra chemija, kuri gaunama iš žemės išteklių. Žemės ištekliai. Žemės ištekliai. Viskas čia yra padaroma iš žemės išteklių, kur yra civilizacija. Civilizacija reiškia tai, kad daug žmonių gyvena ir jie visi rūpinasi, kad po žeme gamintųsi maistas, kad vyktų reakcijos, kad smėlis virstų miltais. Miestas yra maitintojas, civilizacijos lopšys. Miestas yra gimdytojas, maitintojas, civilizacijos lopšys. Maisto šaltinis tai yra miestas. Ir viskas auga po žeme, kaip ir šitie obuoliai, kurių derlius yra tik tai po 3-4 mėnesių.